Labas vakaras, mėlyjeji. Sveikinuosi jau trečiąjį vakarą iš eilės ir šiandien penktadienio vakarą mūsų laukia panirimas į spalvų pasaulį. Nors pavasaris dar truputėlį šykšti mums spalvų, bet meditacijos metu mes pasistengsime pasisemti jų, sugerti į save ir atgaivinti save subtiliuosiuose lygmenyse. Kodėl spalvos? Spalvos yra vienas iš būdų medituoti ir atstatyti save. Ir mes kiekvieną vakarą paliečiam vis kitokią meditacijos rūšį. Vakar darėme meditaciją su afirmacijomis, stuburo gydymą ir šiandien pajausite, ką reiškia medituoti su spalvomis, kadangi spalva tai yra vibracija. Kiekviena spalva turi savo dažnį ir atitinka skirtingus mūsų pasąmonės lygmenis ir subtiliuosius kūnus. Iš tikrųjų, kaip pagydyti savo fizinį kūną, mes dar truputėlį turime suvokimo, bet kaip pagydyti savo emocinį, mentalinį, dvasinį kūnus, čia jau yra sudėtingiau, nes mes tarsi negalim apie jų prisiliesti. Taigi spalvos, jų vizualizacija, vėlgi naudosime aktyvią vizualizaciją ir meditaciją darysime alfa lygmenyje, kadangi būtent alfa dažnyje, kuomet mūsų smegenys vibruoja nuo 7 iki 14 kartų per sekundę, vizualizacija yra pati aktyviausia. O aš jau kalbėjau meditacijos įvade, kad mes turime patį galingiausią instrumentą pasąmonės lygmenyse ir tai yra vizualizacija. Tai, ką mes vizualizuojame, tampa realybė. Todėl šį vakarą mes vizualizuosime spalvas, skirtingas spalvas, skirtingo dažnio ir pripildysime save tuo dažniu, kuris mums yra šiandien labiausiai reikalingas. Kiekvienam tai bus skirtinga spalva, todėl atkreipkite dėmesį, kuri spalva jums labai patinka, kurią yra sunku įsivaizduoti. Tos spalvos, kurios atrodys nešvarios, negrynos, rodys vidinius blokus, todėl atkreipkite dėmesį į tas spalvas ir savo gyvenime apsupkite save tą spalvą. Galbūt jums visai nepatinka, sakykime, geltona spalva jums atrodys tarsi ruda. Bet tai yra ženklas, kad jūsų būtent saulės rezginio centras užblokuotas ir jūsų asmenybės centras, jūsų valia, jūsų vidinė galia taip pat yra užblokuota. Todėl atkreipkite dėmesį. Ir jeigu jūs tą spalvą įtrauksite į savo dietą, sakykime, ar ne, pradėsite valgyti geltonos spalvos produktus, arba kažkam tai bus žalios spalvos produktai, jeigu žalias spalva bus sunku vizualizuoti, pradėsite rengtis tos spalvos rūbais, jūs palaikysite ir aktyvinsite šitą dažnį ir vidinį išsivalymą būtent tame lygmenyje, kuriame jums yra reikalingas. Todėl šita meditacija bus tarsi harmonizuojant ir kartu diagnostinė. Jūs galėsite tiesiog pažiūrėti, kur vidiniai blokai yra jūsų organizme, jūsų dvasinėme lygmenyje ir taip pamažu save atstatinėti. Tai tokia bus šio vakaro meditacija. Jeigu kyla kažkokie klausimai dėl meditacijų, ar vakarykštės, ar prieš tai buvusios, ar būsimų meditacijų, tiesiog rašykite šoniniam laukelį arba rašykite man tiesiogiai info@silvametodas.lt ir aš atsakysiu kiekvienam jūsų klausimus, neaiškumus ar tai, kas jūs domina. Šį vakarą vėlgi kaip įprasta paliksiu jūs meditacijoje pabaigti ją patiems, kad galėtumėte patys mokintis pamažu valdyti meditaciją, išeiti iš jos, nukreipti savo mintis, klausyti savęs, nes meditacijoje yra svarbiausia nuraminti mintis, klausyti savo vidinio aš, vidinio vedimo ir pamažu mes artėjame link to, kad mes pradėsime klausyti savo vidinio vedlio ir tiesiog gauti atsakymus, kurie mums yra svarbus ir reikalingi. Ir šį vakarą be spalvų meditacijoje naudosime specialų kvėpavimą, kuris taip pat išvalo mus energinėme lygmenyje. Ir tai bus kvėpavimas, kuomet paprašysiu jūsų įsivaizduoti ryškiai geltonos spalvos kamuoliuką, kuris yra jūsų pilvo centre, šiek tiek žemiau bambos. Tiesiog paprašysiu jūsų vizualizuoti šitą kamuoliuką meditacijos pradžioje. Ir su įkvėpimu įsivaizduokit, kaip tas kamuoliukas kyla aukštyn iki jūsų viršugalvio, galbūt net išeina per viršugalvį, o iškvepiant jisai leidžiasi stuburu žemyn ir vėl sugrįžta į pilvo centrą. Ir taip kvėpuojant įsivaizduokit, kaip jūs tą kamuoliuką keliate ir nuleidžiate aukštyn žemyn. Tokiu būdu mes išvalome savo stuburą energiniam lygmenyje ir pašalinam ten esančius blokus. Jeigu susidarys įspūdis, kad yra sunku ir kamuoliukas kažkur užstringa, tai vėlgi rodo jūsų vidinės problemas, tai gali būti netgi ligos arba šiaip kažkokie energiniai blokai, kuriuos šitas kvėpavimas harmonizuoja. Taigi, kadangi šiandien mes dirbame energinėme lygmenyje, valome, harmonizuojame save, todėl šitas kvėpavimas papildys mūsų spalvų meditaciją.
Na kągi, tad patogiai įsitaisykit ir atlikime šio vakaro meditaciją. Užmerk akis, giliai įkvėp, iškvepiant atpalaiduok visą savo kūną. Dar kartą giliai įkvėp, iškvepiant atpalaiduok savo mintis. Dar kartą giliai įkvėp ir iškvėp. Dabar tu esi gilesnėme ir sveikesnėme atsipalaidavimo lygmenyje. Gilesnėme nei prieš tai. Kad dar labiau atsipalaiduotum, aš skaičiuosiu nuo 10 iki 1. Su skaičiumi 1 tu pateksi į dar gilesnį atsipalaidavimo lygmenį. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu esi gilesnėme ir sveikesnėme atsipalaidavimo lygmenyje. Gilesnėme nei prieš tai. Dabar įsivaizduok, kad tau prie pakaušio pririštas siūlas, kuris nutįsta aukštai į dangų. Ir tai yra įtvirtintas neįsivaizduojamose aukštybėse. Tavo galva tarsi prikabinta prie šio siūlo. Liežuvį priglaus prie gomurio. Visą dėmesį sukaupk į sritį šiek tiek žemiau bambos. Įsivaizduok, kad ten yra karštas, ryškiai geltonas rutulys. Pradėk įkvėpimą. Įkvepiant, įtrauk pilvą. Ir įsivaizduok, kaip ryškiai geltonas rutulys kyla aukštyn. Aukštyn stuburu. Mintimis sek ryškiai geltono rutulio judėjimą stuburu, kaip jis kyla iki galvos, iki pakaušio. Stenkis kvėpuoti labai lėtai, kad rutulio judėjimas būtų kuo lėtesnis. Jeigu iškils pojūtis, kad rutulys visiškai ar dalinai išeina pro pakaušį, nesipriešink šiam pojūčiui, bet pasek rutulio kelią virš galvos. Ar aukštai jis pakilo? Pauzės tarp iškvėpimo ir įkvėpimo neturi būti. Kitaip rutulio kilimas gali sustoti. Iškvepiant atleisk pilvą, atpalaiduok kūną ir pradėk lėtai leisti rutulį žemyn. Sek jo kelią. Tegul jis nuo pakaušio leidžiasi į burnos ertmę per gomurį ir liežuvį, nuslenka priekinę kūno dalimi ir nusileisdamas į sritį žemiau bambos, atsiduria tavo pilvo centre. Dar kartą pradėk iš lėto įkvėpti ir mintyse sek ryškiai geltono kamuolio kilimą iki pat savo viršugalvio. O iškvepiant, lėtas slinkimas stuburu žemyn. Kurį laiką aš tylėsiu. Pats stebėk tolygų kvėpavimą, ryškiai geltonam rutuliui iš lėto kylant ir leidžiantis. Lėtai kvėpuok
ir stebėk ryškiai geltono kamuolio kilimą iki pat viršugalvio, o iškvepiant lėtas linkimas stuburu žemyn. Šis pratimas be atsipalaidavimo dar leidžia patirti galingą gydomąjį poveikį. Suaktyvinta vidinė energija apvalo organizmą nuo sąstojų, o tai palankiai veikia visus vidaus organus. Šis pratimas pagreitina nosiaryklės, akių, smegenų, stuburo išgijimą, skatina išgijimo procesą peršalus. Kuo geriau įsisavinu šio kvėpavimo pratimą, stiprėja mąstymo sugebėjimai. Dar kartą giliai įkvėpk ir iškvėpk. Pajausk visą savo kūną. Įsivaizduok, kaip energija teka stuburu. Tegul visas skausmas ir nerimas išgaruoja per tavo burną kaip pilkas rūkas. Dabar įsivaizduok, jog esi burbulo viduje. Jis pakyla iki lubų. Ir pro namų stogą išlekia laukan. Iš aukštai regi visą apylinkę. Namus, kelius ir žmones. Burbulas nuneša tave į nuostabų parką, kur žaliuoja medžiai ir žydi gėlės. Gali užuosti orą kvepiantį lelijomis, rožėmis ir levandomis. Burbulas švelniai nusileidžia ant žemės. Viskas aplink kunkuliuoja gyvybė. Atėjo laikas sukurti nepriekaištingai sveiką savo kūną, dvasią, emocijas. Tekėdama tavo kūno auksinė visatos energija susilieja su natūralia kūno energija. Nusimesk visą, kas tau trukdo gerai jaustis. Pajaus savo pėdas, kurios remiasi į žalią žolę. Ir įsivaizduok, kaip iš tavo pėdų į žemę ima augti šaknys. Jos įsiskverbia giliai į žemę ir suteikia stabilų pagrindą tavo kūnui. Tvirtai įsikibę šaknimis į žemę, tu stovi tiesus. Nugara tarsi medžio kamienas laiko ir saugo visą kūną. Stovi tarsi medis,
Esi pasirengęs palengva išskleisti savo žiedus ir ramiai priimti tuo metu kylančias idėjas ir vaizdinius. Pajaus, kaip energija iš žemės kyla tavo pėdomis, kojomis aukštyn ir susitelkia dubens dugne. Uodegikaulio srityje. Čia energija įgauna raudoną spalvą. Įsivaizduok ryškiai raudoną spalvą savo dubens dugno srityje. Ši raudona energija gerina kraujo apytaką ir šalina šlapus. Ji užlieja adrenalino liaukas. Rūpesčiai nutolsta. Ir tu atsipalaiduoji. Ramiai ir giliai kvėpuok, stebėdamas ryškiai raudoną spalvą uodegikaulio srityje. Dabar šioje vietoje išsiskleidžia pirmasis žiedas. Jis panašus į rožę. Tamsiai raudonoje pagrindinėje spalvoje žėri ryškiai oranžinė. Jis geria iš žemės energijos srautus ir paskirsto po visą kūną. Pajausk energijos žiežirbomis žyrančius elektromagnetinius srautus. Vertingą gyvybinę medžiagą, sklindančią po tavo fizinį, mentalinį ir emocinį kūną. Pajausk, kaip ši raudona energija suteikia tau stiprybės. Dabar kosminė energija kyla aukštyn ir susitelkia pilvo centre. Čia ji įgauna ryškiai oranžinės spalvos pavidalą. Įsivaizduok ryškiai oranžinę spalvą savo pilvo centre. Ši energija teka per inkstus, tulžies pūslę ir sugrąžina šiems organams pusiausvyrą. Tavo drąsa sustiprėja, o varžymasis dingsta. Ir dabar tu matai, kaip tavo pilvo centre pražysta kitas, oranžinis žiedas, panašus į didelę tulpę. Jis pražydo keli pirštai žemiau bambos. Jam atsiveriant, tu imi jausti bundantį kūrybingumą. Tave užlieja šiluma, entuziazmas, gyvenimo džiaugsmas. Pasijauti kupinas jėgų. Sugerk į save šį oranžinį švytėjimą tiek, kiek tau reikia.
Toliau kosminė šviesa kyla į tavo saulės rezginį, tiesiai virš bambos ir susilieja su geltona spalva. Šis psichinis centras veikia tavo nervų sistemą. Tad tegul jis neša ramybę visiems tavo nerviniams centrams. Vizualizuok ryškiai geltoną spalvą savo skrandžio srityje. Virškinimo ir šalinimo sistemų veikla žarnyne ir kepenyse tampa visiškai normali. Ir dabar tavo saulės rezginyje ima skleistis trečiasis, geltonas žiedas. Jo forma primena saulėgrąžą. Skleidžiantis šiam žiedui, tu pajauti begalinį pasitikėjimą ir pasitenkinimą. Jis plūsta visų tavo kūnu ir sušildo sielą. Sugerk į save šį saulėtą spindintį švytėjimą. Pasisemk tiek geltonos spalvos, kiek tau reikia šią akimirką. Sugerk ją į save. Kosminė energija kyla aukštyn ir pasiekia tavo širdį. Tave užplūsta optimizmas. Jis sukelia meilės ir ramybės pojūtį. Jeigu tave vargina aukštas kraujospūdis ar sutrikusi širdies veikla, žalios šviesos spinduliai ištirpdo šį sutrikimą ir jį gydo. Jaudulys išnyksta. Žmonės, kurie tau kėlė rūpesčių, apgaubiami kosminę energiją ir tu jautiesi saugus. Vizualizuok ryškiai žalią spalvą savo širdies centre ir stebėk, kaip giliai kvėpuojant, ji plečiasi ir auga. Ir štai širdies centre pražysta ketvirtasis žiedas. Jis ištįsęs, viduje švyti intensyviai, tamsiai žalia spalva, o žiedlapiai žėrinčiais pluoštais skverbiasi laukan. Žiedas spinduliuoja nesavanaudišką meilę ir šilumą. Jis atveria tavo širdį ir skleidžia aplink nesavanaudišką džiaugsmą.
Kosminė energija toliau kyla aukštyn ir pasiekia tavo gerklę. Ir ten pasirodo šviesiai mėlyna spalva. Įsivaizduok šviesiai mėlyną spalvą savo gerklės centre. Čia tu atveri savo saviraiškos centrą. Nuo šiol bendrauji laisvai ir nuoširdžiai. Tavo kūrybinės galios yra išlaisvinamos. Esi pasiruošęs dirbti. Pajausk ir pamatyk, kaip tavo kaklo centre, ten, kur gimsta garsas, išauga plieno mėlynumo varpelio formos žiedas. Jis skleidžia įkvepiančią energiją. Šios mėlynos gėlės augimas išvaduoja tave iš baimių, suteikia drąsos ir absoliutų pasitikėjimą tuo, kad tave veda ir saugo aukštesniosios jėgos. Dabar visatos energija kyla į trečiosios akies vietą, į tašką tarp antakių. Indigo mėlyna spalva sunaikina visas tavo baimes. Jei kada nors turėjai galvos traumų, psichinių sutrikimų, migreninį susirgimą, sodri mėlyna spalva visą tai ištirpina. Ir tu matai, kaip tavo kaktos centre susidaro švelniai melsvos spalvos orchidėjos formos žiedas. Nuostabiai gražiai veriasi jos žiedlapiai ir visas žiedas sušvinta skaisčia indigo šviesa. Dabar išgyveni tikrojo stebėjimo ir regėjimo pakopą, kurios neveikia tavo subjektyvūs vertinimai. Jauti visų kosminių energijų judėjimą savyje ir aplink save. Jautiesi Dievo globoje ir gyveni dabartimi. Suvok, jog ši jėga yra visų įkvėpimų šaltinis. Kosminė energija toliau kyla aukštyn ir tavo viršugalvyje
Susilieja violetinė, balta ir auksinė spalvos. Tavo dvasia nušvinta. Visas nerimas, baimės, įtampos pasišalina. Tavo kasdienybė yra apgaubiama violetinė šviesa ir viskas gyja. Gyja tavo asmenybė, tavo santykiai, tavo problemos. Jautiesi nepalyginamai geriau. Esi kupinas energijos, entuziazmo ir sveikatos. O tavo viršugalvyje pražysta žiburiuojantys lelijų žiedai. Pajaus, kaip energija sruvena kūnų žemyn, švelniu, maloniu lietučiu ir išvalo visus aplink tave esančius sluoksnius. Išorinė žiedo pusė, ji teka švytėdama visomis vaivorykštės spalvomis. Ir tavo individualus energijos laukas susijungia su visatos jėgų laukais. Jis spinduliuoja išgijimą ir meilę. Tave užlieja dieviškoji pirminė jėga. Pajaus, kad esi vienas su visata. Gyvenimas ir mirtis susilieja į vieną. Įsivaizduok savo kasdienybę. Žmonės tau sako komplimentus. Tu šypsaisi ir žinai, kad esi sveikas bei laimingas. Tavo sveikatos ištekliai yra atkurti. Kasdien tampi vis sveikesnis ir sveikesnis. Praleis dar keletą akimirkų šioje vidinėje ramybėje. Jeigu jauti poreikį kažkuriai spalvai, tiesiog vizualizuok šios spalvos vonią ir pasinerk į spalvą, kurios tau labiausiai trūksta šią akimirką. Tiesiog vizualizuok, kaip panyri į tau trūkstamos spalvos vonę. Ir per odos porą ši spalva pripildo tavo kūną ir sielą. Pasimėgauk šią būseną, šio gijimo procesu, vidinę harmoniją ir klausykis vidinio vedimo. Neskubėk. Pabūk tiek, kiek tau norisi.